visi, su jumis aš sudėmus. Šiandien filmuoju vėl mano hardcore išvykimą. Kaip praeitą kartą aš keliavau ir tiesiog numiriau, nes olose buvau ten. O kaip matėte, žygis tai buvo čigonkas, J8C, tai tas, kuris keliavo nuo Creeper sprogo. Bet dabar aš esu Arvanauskas, tai Deuksė. Aš jau ketvirtą kartą filmuoju šitą video, nes man vis susikūrė ir kažkas užsikrešina, kad sukuria iškart vandeninį pasaulį tą. Visada. Dėl to aš va tokį sydą suvesiu. Ir spaudžiam create new world. Mums dabar generuoja pasaulį. Burning terrain. Create new world. Ir mes palaukime gal mums sugeneruos naują pasaulį. Mums generuoja ir niekam nesugeneruoja. O, pagaliau mums sugeneravo. Ir mes atsiradom iškart prie gėlytės, dėl to mes jomis ir geriausiai noriu pasakyti. Ir kaip tik matote, kad yra beržo, paprasto medžio ir cukranendrių. Man atrodo buvo. Nežinau, ir mes eisime dabar skirstytis cukranendrės. Man pasirodė, reiškia. Ai, va, rimtai čia cukranendrės. Mes galėsim nusikirsime ir man kažkodėl laga. Kodėl? Nes aš noriu biškai susimažinti lagus. Va, kodėl man laga? Dėl vieno dalyko, nes aš su bridžu įstalęs. O dabar mes esame su šortu ir su bridžu. Jūs normaliai matysite, ne per daug, ne per mažai. Nu, gal per mažai. Ir kursime vėl hardcore išvykimus. Tikiuosi šį kartą mes tikrai neįsime niekur ten, nes aš parodžiu jums, kaip išgyventi pirmą naktį. Kaip ir tasai čigonkas, tai J8C žygis. Ir mes ją išgyvensime tikrai labai įdomi. Tai visų pirma, ką reikia padaryti, tai kirsti su dešiniu klavišu medį ir laikyti. Ne tai, kad spaudinėti, nes kirsti ir niekaip nenusikirs. Reikia tiesiog laikyti. Laikot ir nukertat bloką. Su shiftu atsitumti, kad iš tai naudoja šitą dalyką, tai yra maistas. Ir ko būtina per hardcore, tai tik vieno dalyko, tai yra maistas. Gali, kad ir ten turėti išdirtą namelį kažkokį sukakotą bet būtina turėti maisto daug. Tu be maisto gali mirti ir ko nepaturiu daryti per hardcore, tai lakstyti, ką dabar darau, bet man tai neįdomu. Ir kaip matote, aš radau paršukus. Ir mes gal pasidarysime medinį svordą. Pasidarom čia crafting table, pasidarom pagaliukų, jie darom iš tiek, tada svordą pasidarom ir pirmą naktį reikės mums išsikasti oloje. Tai va, dabar einam, nužudysime šitą kiaulę. Su dešiniu klavišu tipo žudyti, mušti, o su dešiniu tam pastatyti. Tai va, pasiėmė bloką, su dešiniu pastatyti. Ir tada pasiėmė ir vėl žudėjo visų dešinių. Aš nežinau, kuris dešinys, kuris kairys. Žiūrint, kokia jūs ranka žaidė. Tai va, aš dabar, nu jo, tikriausiai dešinį, arba kairių dzin. Ai, kairių dzin. Arba dešinį, nesvarbu. Man tikrai neįdomu, kad aš tai kartą. Va, mes radom 12 rough pork chopų ir dabar mes eisime padarysime mūsų pirmąją naktį. Ir mes matome dar biškį pigų, dėl to mes eisime juos nužudyti. Aš trumpam noriu pažiūrėti, kiek mano kompiuterėje liko vietos, kiek laiko aš galėčiau filmuoti. Mano kompiuterėje liko vietos tikrai nelabai pakankamai, dėl to aš manau, kad man negali čia nieks pavykti labai gerai. Ir aš daugiau sydų nuėmu negu befų tikriausiai, ne. Nu, žodžiu, einam nužudysim paskutinį pigą ir eisime vėl prie medžio ir aš suparodžiu pirmą naktį, kaip reikia išgyventi pačią pirmąją naktį. Visą dieną čia gali lakstyti, žodžiu, va, chikinas jį gali nužudyti, iš vieno hito nužudyti, gauni plunksnų, čia gali pasidaryti strėlės, gali kažką dar pasidaryti, nežinau ką, gali kažką padaryti. Tai kitas, tai kitas, Kodėl aš nefilmuoju kol kas dabar, tai kito negaliu, nes aš, man, kiekvieną dieną galiu daug tai kitą epizodą, nes jie man vieną epizodą filmuoja kokią valandą ir skirti kelias dalis. Ir dabar noriu nusikirsti gėlytę. Gėlyčių daug. Gėlyčių. Ir va,
Dabar mes matom dar vieną pigą ir mes eisime jį užmušti. Matot, kokie mes žiaurūs esame. Užmušti. Oi, surankyti reiks mažai. Dabar pasidarom dar vienas varganas, mums jau užsinaudoja ir su rough pork chopu kertam. O po to jisai tapsi kokią pork chopą. Mes grįžom vėl prie tų medžių ir va, nueinat susirandat maisto daug. Ir tada einate vėl prie medžių turim susirasti. Ne man turite seplėgių daug.Ėdum, mes crafting table dėsime vo tep. Tep. Stanome pickaxe. Ir va, mat, iškart čia jo, einu kasnėts, aš neinu kasnėts čia. Tai ką tai aš einu biškit stauną priskirsti, kad galėčiau stauną įrangį turėti. Ko mes neturime, tai vilnos. Aik šią crafting table. Nu ką tu ten veiki? Žodžiu, jeigu nerasit kaulo, jau žinot per žygio epizodus, ką daryti tikriausiai. Bet aš vis tiek geriau pakasiu ir sužinosiu, kur čia kaulas yra. Matome, mes tikrai neradom kaulų. Nei kiek. Dėl to mes dedam workbench, dar mes greit krosnį. Ai, mes sau, mes eikit jūs, žiūrėkite jau pusę to. Mes įsikepam čikino geriau. Pradžiai buvo giesmė dalyko. Nu, čikino greičiau man. Man čikino! O chickens! Iškeptas chickenas. Dar vis diena, jas! Starome kirvuką. Ir ką? Aš išdirbtavau mus. Vadin. Pasiemam, va, tiek prasiem, tai. Dar sėdam, va, kokią chicken. Iškeptas chickenas. Ir greit pasidarom, žinote pats ką. Kirvi. Ir kaip matot jau pas mus biškį užtemė. Bet iš tikrųjų dar yra diena. Tai gerai. Gerai. Vieną greit iškirsim kelis medžiai. Medžiai niekada nebus per daug. Nu, tik per kitą bus kitas pada. Tai ten prisidauginsim žodžiu. Turėsim milijonus, tai tau čia. Kietas, ar ne? Kerstame mes medį. Ir kodėl mes negreitinam video ir nepraskinėjam, dėl to, nes mums yra tik viena problema. Nes manom, kad jūs dar manėsit, kad mes čytinam mes kol kas. Bet piroskom ten video nefilmavom, kai kažkas ten sudegė. O įdomu žiūrėti, kaip atsitiknamus. Ir mes dar neturime pakankamai medžio. Bet to turėsim. Per kitą epizodą gal darysime skarmą. Ne, gal geriau per trečią, nežinau. Ką žinau per kelintą? Šis gal per paskutinį. Tamsu valandas. Kaip čia tamsu? Aš irgi nieko nematau. Aš tik žinau, kad čia kažką turėtų daryti. O dabar iškart bus šviesu. Gerai, pasiemam biškį šitą vadinus lenkščių. Ir dedam... O, čia kaulo užsilenkščių.
Gerai, ir ką mes dabar darysime, tai visi žinote, čarkovas lygo, jūs pagaliukas lygo torčiai. Ir mes įdėsim čia. Ir žiūrėsime dar minutę. Dar kol kas diena kaip neturi. Nu, šis epizodas buvo toksai trumpas, dar pirmos nakties neišgyvenom niekaip, ir per kitą epizodą išgyvensime ją. Bus linksma su ją ir įdomu. Pamatysime, kad visko yra baisi. Pamatysime, mes pilna baisūnų, tų visokių monstrumų. Iki.